Paanalizuokime Taylor Swift pagal veidą ir pagal gimimo datos skaičius. Taylor turi rombo formos veidą, jos plačiausia veido vieta yra skruostikauliai. Tai indikuoja pastovų norą tobulėti, emocionalumą, perfekcionizmą ir taipogi kūrybiškumą. Tęsiant apie kūrybiškumą, Taylor turi estetis parametrą, tai M formos viršutinė lūpa. Kaip jau supratote, tai indikuoja kūrybiškumą, taipogi padidintą dėmesį simetrijai, harmonijai ir tiesiog grožiai. Lūpos taipogi išduoda padidintą meilę sau, putlia apatinė lūpa ir taipogi poreikį būti ant scenos. Lūpų pratesimai jų kraštuose. Na, jos asmenybei kietumo suteikia lygus makriukas žiūrint iš priekio. Tai indikuoja kovingą dvasią, atkaklumą ir nemokėjimą pasiduoti. Na, o minusinėje perspektyvoje tai indikuoja apie pastovų norą kontroliuoti ir padidintą agresiją. O kągi sako sielos likimo matrica? 13 energija esanti jos matricos kairėje yra apie tai, kokiegi ji mums atrodo. Tai yra jos išorinė kaukė. Tai žmogus suteikiantis prasmę seniems atgyvenusiems dalykams. Tai vaikščiojanti transformacija, nebijanti keistis pati ir kartu daryti įtakos kitų žmonių gyvenimams. 5 energija esanti matricos centre, tai tikroji Taylor Swift ir ji iš tikrųjų nori labai daug mokytis, tobulėti ir žinias perduoti kitiems. Taipogi ji turi tvirtus įsitikinimus ir tvirtą gyvenimo poziciją. Na, o pats aukščiausias jos savirealizacijos taškas žymimas 17 energija ir tai yra žvaigždės energija. Ir man atrodo, viskas tuo yra pasakyta. O jeigu tu nori išanalizuoti save drauge su manimi, kviečiu apsilankyti į tveidas.lt.